Labą dieną. Šiandieną su jumis labai noriu pasidalinti apie savo žiniomis, apie vieną iš nuostabiausių produktų, tai yra 3D limfodrenažinis masažuoklis veidui ir visam kūnui. Prieš pradedant kalbą apie masažuoklį, galbūt reikėtų išsiaiškinti labai trumpai, bet aiškiai, kasgi yra ta limfa. Ir kodėl tas masažuoklis yra limfodrenažinis ir kuo jisai jau čia taip, kuo čia taip išsiskiria, kam tas reikalingas iš vis limfodrenažas ir taip toliau, ar ne? Taigi, greičiausiai esate ne vieną kartą girdėję, ar ne, kad suaktyvinkite limfą, darykite tam tikrus pratimus, kad ten kažkas tai pradėtų veikti. O kas iš vis yra ta mūsų limfoorganizma, ar ne? Tai toksai organizme cirkuliuojantis skystis, šalinantis viską, kas nereikalinga. Tai yra druskos, toksinai, šlakai, skysčių perteklius ar ne, negyvos mirusios ląstelės. Ir taip pat limfa labai vaidina reikšmingą vaidmenį, stiprinant imunitetą. Sutrikus kraujotakai, sulėtėti gali ir limfos darbas. Ką tai reiškia? Kad gali prasidėti tam tikri negalavimai, ar ne? Na ir tie, atrodo, paprasti negalavimai gali iššaukti visiškai nepageidaujamas ligas. Visi žinome, greičiausiai, visi, kad su amžiumi mūsų oda praranda elastingumą, tonusą, ir spalvą pradeda visiškai nenorom, bet glebti, ar ne? Atsiranda pirmosios raukšlės ir visi kiti senėjimo požymiai. Ir kuo toliau, tuo dažniau mes galime pastebėti susikaupusios limfos perteklių, ypatingai ant mūsų veido, ar ne? Greičiausiai yra pastebima. Žinoma, tai įtakoja mūsų veido rytinius, gali būti ir ilgai išsitęsusi paburkimai, ar ne? Ir visokie patinimai. Žinoma, yra neįmanoma sustabdyti laiko, tačiau visiškai įmanoma pratęsti jaunystę. O kaip tai padaryti? Taigi, reguliariai prižiūrint savo veido odą, savo kūną, ar ne, pamasažuojant jį, nueinant į spa salonus ar ne, į grožio salonus, bet yra tam tikros priežastys, kad tikrai ne visos mes galime ir ne visi nueiti į spa salonus, pasinaudoti tam tikromis grožio priemonėmis, ar ne, teikiamomis tose salonuose. Todėl mes turime jums nuostabų pasiūlymą. Tai yra 3D limfodrenažinis masažuoklis veidui ir visam kūnui. Tai patogus prietaisas, kuris taps jūsų asmeniniu masažo terapeutu ir puikia alternatyva salonų procedūroms. Labas, Ramunėlė. Tende pristato šį puikų 3D masažuoklį. Galiu parodyti gyvai, kaip jis atrodo, ar ne, sukinėjasi viską. Veido ir kūno odos pakelimui. Tai patogus prietaisas, kuris taps jūsų asmeniniu namų masažo terapeutu. Ir puikiai alternatyva visų salonų procedūroms. Jums tereikės tik 10-15 minučių per dieną masažuoti probleminės vietas ir labai greitai gausite puikų rezultatą. Ką reiškia labai greitai? Tikrai ne per vieną, ne per 2, ne per 3 dienas, bet savaitę, 2 savaitę, jeigu jūs nusifotografuosit save prieš ir po, tikrai pamatysite rezultatą. Pamatysite, kad pakilo veido oda, ar ne? Ir jeigu masažuosite visą kūną, pamatysite, kad jisai tapo elastingesnis.
kūno oda elastingesnė, ar ne? Limfodrenažinis, va šis veido masažuoklis, pažiūrim, taip, turi 2 rutuliukus, kurie labai lengvai sukinėjasi, todėl su juo labai lengva atlikti masažinius judesius, ar ne? Su šiuo masažuokliu darbuotis reiktų lėtai, švelniai, ar ne, lengvais tokiais ritmiškais judesėliais, tempiamaisiais, ar ne, judesiais, vat matot, aš tempiu nuo barzdos į viršų, ar ne, švelniai spaudžiu, švelniai tempiu. Šitie rutuliukai, kuriuose yra, greičiausiai matote, ar ne, aš ypatingai, kai sukinėju, matosi, atsiprašau. Šitie rutuliukai, kuriuose yra kiekviename rutuliuka begalė į tokie trikampiukai ir jie su labai švelniais tokiais kampeliais, ar ne, juos sukant, masažuojant veido, šitie trikampiukai suaktyvina ir labiau, ar ne, masažuoja jūsų odą. Stimuliuoja jūsų limfagyslės ir limfmazgius. Taip skatina skysčių pasišalinimą iš jūsų probleminių vietų, ar ne, veido vietų. Jeigu jūs masažuosite veidą, su juo galima taip pat masažuoti ir kūną ir ypač probleminės vietas. Matote, kaip gerai sukabino, ne? Taip, ir ypač, pavyzdžiui, jeigu jūs turite sparniukus ant rankų, tai labai gerai. Trupučiuką skaudės, bet galim pakentėti, ne? Nu, tada taip stipriai nespauskite, jeigu skaudės. Šlaunis, taip pat, kaip ir rankas, galite masažuoti pilvą, kaklą, sprandą, nuima sprando skausmus, pečius, ypač jeigu labai ilgai sėdite ar nesėdimą darbą ir va čia viskas skauda, tai tikrai šį masažuoklį netgi galite turėti ne tik namuose, bet jį galite turėti ir darbe, pradeda skaudėti, trukšt, pasimasažuojat ir toliau keliaujat. Tai va, kaip ir sakiau, kad šis masažuoklis suaktyvina jūsų limfagyslės, limfmazgius, ar ne, ir skatina visą skysčių pasišalinimą ir limfos nutekėjimą. Taip pat suaktyvinsite limfos tekėjimą visame kūne, jeigu jūs su juo prabrauksite, ar ne, ir taip jau gerai prasimasažuosite visą kūną. Ką jūs pamatysite, kokį rezultatą? Kad veido oda tampa skaistesnė, na, vat, pavyzdžiui, aš galima tais judesiukais, ar ne, vat, kiekvieną rytą, tarkim, aš pati prasimasažuoju, na, ir kiekvieną rytą pamatau, jog veido oda pasidaro žymiai rausvesnė iš po masažo, ne, iš po šito būtent masažuoklio panaudojimo. Nepamiršta, aišku, ir savo kaktos, antakius truputėlį stengiuosi pakelti, ne, ir tokius judesius apie 10-15 minučių. Kas labai paprasta, jeigu jūs, pavyzdžiui, praleidžiate laiką prie televizoriaus, vakarais mėgstate pažiūrėti, tai tiesiog, kad laikas nebūtų veltui einamas, ar ne, pasiimat masažuoklį ir prasibraukot, ar ne? Čia tik tai reikia pagaliau pamilti save ir šiek tiek skirti dėmesio savo. Oi, kaip gerai, labai gerai. Tai va. Atliekant šį limfodrenažinį masažą su 3D masažuokliu, jums pagerės deguonies įsisavinimas, dėl to pagreitės gijimo visi procesai. Po masažo mažiau yra beriama oda, todėl su šiuo masažuokliu yra netgi rekomenduojama masažuoti beriamą odą. TND 3D masažuoklis priverčia veido raumenis dirbti aktyviau ir efektyviau. Ir dėl šio masažuoklio sandaros elementų, riedučių, ar ne, kaip jau sakiau, pagerėja kraujotaka, dėl kurios raumenys atsipalaiduoja ir išsilygina visos raukšlės. Po masažo, šitokio masažo, kai jūs pasidžiaugsite, ar ne, suaktyvėja visa kraujotaka ir jūsų oda tampa ypač gerai pasiruošusi pasisavinti visas gerasias medžiagas. Todėl bent jau kartą į savaitę po šio nuostabaus masažo palepinkite save kaukėmis.
Tokių kaukių mes turime begalę ir D&D kompanijoje, ar ne, aš čia pasiėmiau tik taip dvi. Čia yra muliažinės kaukės, va taip užsidedant veiduką, ar ne, tai iš po masažo užsidėkite kaukę ir pagulėkite dar 20 minučių. Na, toksai tikrai laikas jums. Jeigu jūs neturite laiko gulėjimui, ar ne, tai tiesiog prieš masažuojant galite pasitepti veidą serumu, nes masažuoklis dirbant savo darbą viską suaktyvina, ar ne, ir leidžia tam serumui įsigerti jūsų odą žymiai į gilesnius audinius, tai ir vėl bus rezultatas ženkliai geresnis, ar ne? Na ir 3D šis masažuoklis yra rekomenduotinas norint užkirsti kelią raukšlėms, pagerinti odos būklę probleminėse vietose, gerinti mikrocirkuliaciją. Probleminės vietos, ar ne, sparniukai, šlaunikis, pilviukas, ar ne, kakliukas, sprandukas, taip. Ir didinti odos elastingumą. Ir aš esu įsitikinusi, kad šis daikčiukas, šis 3D masažuoklis taps tikru jūsų grožio ir harmonijos skulptoriumi. Tai va, 3D masažuoklį galite įsigyti ir pas mane D&D _produktai parduotuvėje, ar ne? Arba tiesiog parašę man žinutę, asmeninę žinutę. Ir jeigu turite dar klausimų, tai būtinai paklauskite ir aš į visus jums pasistengsiu atsakyti. Tai va, 3D masažuoklis jūsų namuose, spa procedūra jūsų namuose. Ačiū, kad buvote kartu, pasidalinkite su draugais. Ate.